Sveiki. Šiandien aptarsime tokį gana išskirtinį retrogradinio Merkurijaus periodą nuo birželio 29 iki Liepos 23 dienos. Pakalbėsim apie tai, kodėl jis toks nelabai įprastas ir ką per šį laiką verta padaryti ir kodėl tai svarbu. Ir pakalbėsim, žinoma, iš esmės labiau galbūt skirsiu dėmesio pasakodama ženklams. Mm, Retrogradinis Merkurijus įspėja, kad dabar nereikėtų pradėti kažko naujo, kol esamuose procesuose nėra visiškos tvarkos. Retrogradinis Merkurijus iš tikrųjų jau senai kaip anekdotas vaikščiojantis ir gana plačiai paplitęs, nes apie retrogradinį Merkurijų yra girdėję ne tie, kurie visiškai nesidomi astrologija. Na, ne visai visi, bet daug kas. Ir būtent tai sukuria tą tokį įsitikinimą, kad mes viską žinome apie šią planetos padėtį ir jos įtaką mūsų gyvenimui ir nieko negalima pirkti, niekur negalima važiuoti, to negalima daryti, bet kiekvienas retrogradinis Merkurijus yra nevienodas. Kiekvieną kartą jis atveria naujus kelius, kelia kitokias užduotis ir siūlo kitokius sprendimus. Pirmiausia, iš tikrųjų, trumpai siūlau prisiminti, kas apskritai yra Merkurijus ir kas yra retrogradinis Merkurijus. Pats Merkurijus nėra bloga planeta ir na, taip pasakysiu, jis yra gudrus veikėjas ir nepaprastai sumanus, pilnas gudrybių. Merkurijus gimimo diagramoje dažnai labai rodo, kaip mes mąstome, kalbame, rašome, kaip taip pat ar mes esame apsukrūs, nagingi, ar linkę iškraipyti tiesą. Ir žinoma, retrogradinis Merkurijus neneša kažkokių lemtingų, fatalių įvykių mūsų gyvenimą, ar ne? Kartais tai būna, bet labai retai. Retrogradinis Merkurijus neturi kažkokių griaunančių savybių, bet jisai gali tuo metu aspektuoti su kažkokia planeta, kuri tai daro. Bet šiaip per paprastą jo retrogradinį laikotarpį nereikėtų tikėtis, kad, na, kažkas įvyks būtinai avarijos, kažkokie svarbūs įvykiai, kurių mes negalėsime pakeisti. Ir Merkurijus nesvarbu, ar tiesioginis, ar retrogradinis, apskritai tokių rimtų įvykių jis mums neatneša, bet jisai dažnai veikia kaip paleidimo toks mygtukas, kaip trigeris ir jisai užkabina ką nors ir taip, tai būna svarbu. Kaip žinot, kaip kartais žodis kažkoks gali iš esmės sugriauti kažką. Tai va, retrogradiškumas tai yra sugrįžimas prie kažkokių situacijų, ar ne? Pats žodis jau toksai. Prie kažko mums teks grįžti. Savanoriškai ar priverstinai. Ir žinom jau labai gerai, kaip ir sakiau, ar ne, kad, na, nėra geriausias laikas inicijuoti visiškai naujus reikalus. Jeigu vis dėlto kokie reikalai jau vyksta nauji, jų negalima atšaukti, tai reikia nusteikti, kad galimi kažkokie vėlavimai, kad gali tekti kažką perdaryti, gali tekti sugrįžti, atlikti antrą bandymą, sugrįžti prie tam tikros temos. Iš esmės retrogradiškumas ne tik Merkurijaus, bet kurios kitos planetos, ypatingai asmeninio, yra ir išvis visų planetų yra ciklinis reiškinys, o astrologija viskas veikia kaip ciklai. Ir Merkurijaus retrogradiškumas tarsi užsuka ties vienu kažkokiu gyvenimo įvykiu, pradedam suktis tarsi rate, ar ne? Bet ir atveria galimybės kažką pabaigti, perdaryti, pasinaudoti antrų šansų, galbūt duoti kažkam antrą šansą, susigrąžinti į savo gyvenimą arba su kažkuo galutinai atsisveikinti. Bet kurios retrogradinės planetos atveju turime galimybę pakreipti įvykius, na, sakykim, į savo pusę, taip kaip mes norėjome, bet nepavyko to išplėšti iš pirmo karto. Jūs jau žinot, kad retrogradinis Merkurijus būna 3-4 kartus per metus. Na, 3-4 kartus per metus tokių kažkokių ypatingų išpasakojimų apie tą Merkurijų kaip ir nėra. Jis yra, visi žino, kad kažkas vyksta ne pagal planą, tarsi sustoja
smegenų veikla toks sulėtėja, iš tikrųjų nesustoja, teisingesnis žodis būtų. Retrogradinio Merkurijaus tranzitas veikia visus pasaulio žmonėms, iš tikrųjų. Ir viskas visada, aišku, priklauso nuo kiekvieno žmogaus asmeninės gimimo diagramos, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį, jeigu jūsų gimimo diagramoje Merkurijus yra retrogradinis, prie Merkurijaus ženkliuko yra R raidytė, jums atsiveria galimybių laukas, galite aplenkti kitus, ar ne? Jūsų įvykiai kai kartais gali vystytis greitesni, ir viskas atrodo, visas likęs pasaulis pristabdęs, kažkoks sulėtėjęs, užsiciklinęs, sprendžia kažkokią praeities situaciją svarbią. Jūs turite galimybę šauti iš tikrųjų į priekį, nes paprastai, kai visas pasaulis eina į priekį, tada jūs sukatės užsiciklinę kažkokiam rate. Geriau atidėti per šį laikotarpį, kas nebuvo suplanuota iš anksto. Galima vykti į suplanuotas keliones iš anksto, bet geriau palaukti su spontaniškais sprendimais, ar ne? Bet staigiai dabar paskutinės minutės bilietą nusiperku. Dokumentus tvarkyti irgi galima, bet geriausiai vis dėlto daryti tuos, kuriuos jau tvarkėte. Užburtas ratas šiandien. Retrogradinio Merkurijaus metu nerekomenduojama atlikinėti didelių neplanuotų pirkinių. Pabrėžiu žodį neplanuotų. Ir jeigu jau turite suplanuotus pirkinius, suplanuotus skirtą biudžetą, įsigyti kažkokį brangį prekę, o jai dabar nuolaida, ar ne, tai tiesiog labai geras laikas vis dėlto galbūt ir įsigyti. Viską žiūrėti reikia pagal asmeninės situacijas, ar ne, bet jeigu jūs neplanavot kažkokio brangaus pirkinio, o dabar jums jo prireikė ir kartais būna tokios provokacijos iš visatos, vis dėlto geriau nepirkti, nebent ta brangi prekė yra dabar nukainuota. Per retrogradinį Merkurijų ir Venerą galima tokias prekes pirkti, bet tai neturi būti impulsyvus sprendimas išvažiuoti atostogų, ypač jeigu jūs ten kažkur nebuvot. Impulsyvus, jeigu sprendimas, tai bent jau važiuokite ten, kur esate buvę, ar ne? Taigi, tas laikotarpis, periodas nuo birželio 29 dienos iki Liepos 23 dienos. Pažiūrėkite, kokia gaunasi situacija. Merkurijus apsisuka į retrogradinį judėjimą Vėžio ženkle, tai yra Mėnulio valdos. Ir tą pačią dieną vyksta Mėnulio pilnatis Ožiaragyje. Vėžio ir Ožiaragio ašyje, nes Merkurijus apsisuks savo retrogradiniai kilpai Vėžio ženkle. Tai Saulė reiškia, kad Saulė ir Merkurijus bus Vėžyje, o Mėnulis Ožiaragyje. Ta pačią dieną beveik, 29 birželio, Jupiteris pradės išeidinėti iš paskutinio Vėžio ženklo laipsnio ir pereis į Liūto ženklą. Ir galutinai į Liūto ženklą pereis jau birželio 30. Jeigu kalbam apie Merkurijaus Vėžio ženkle įtaką ir šių klausimų peržiūra globaliu mastu, nes Jupiteris prisideda prie šito retrogrado, vadinasi, globalumas turi kažkokią reikšmę, gali būti peržiūrimi keliai, prekybiniai ryšiai, prekybinės sutartys. Labai daug žmonių išvis gali pradėti ieškoti savo naujos vietos pasaulyje, nes čia dar prisiminkit ir Uranas pakeitė ženklą, perėjo į dvynius ir artimiausius 7 metus žmonės iš tikrųjų gali ieškoti labai originalių būdų, tapti keliautojais, originaliais keliautojais, atrasti naujų būdų, kaip tai daryti ir pristatyti. Dar be to Jupiteris iš Vėžio išeidinėja, šiuo metu buvo labai daug žmonių, kurie priiminėjo sprendimą sugrįžti į tėvynę ir buvo žmonių lygiai taip pat, kurie svarstė, sakykime, buvo emigravę, sugrįžo į tėvynę ir paskui svarstė vėl sugrįžti. Kažkas atras savo namus, kažkas atras savo vietą pasaulyje, kažkas sugrįš į buvusius namus, kažkas sugrįš į buvusią šeimą ir iš vis
toks jausmas, žinot, būna labai labai skirtingai kiekvienam žmogui. Vienas išvažiuoja į užsienį, pabūna ten ir sako: "Jetau, aš atrodo, kad tarsi grįžau namo, man čia viskas taip sava." Taip irgi būna. O kažkas grįžta iš tos emigracijos į tėvynę ir sako, kad, na, jetau, kodėl aš anksčiau to nepadariau. Ir Merkurijus leidžia visą tai peržiūrėti kelis kartus. Jis leidžia mum persikraustyti, peržiūrėti savo mintis, peržiūrėti savo žodžius. Kažkas gali sugrįžti tiesiog pas jus ir sakyti: "Aš buvau neteisus arba neteisi, arba jūs taip galite daryti." Ir jūs sakot: "Aš visai ne taip norėjau pasakyti tada man nepavyko teisingai savęs išreikšti ir dabar noriu visą tai paaiškinti. Noriu pasakyti tai kitais žodžiais, kuriuos pagaliau radau", ar ne? Merkurijus duoda galimybę su žodžiais sugrįžti pas kitus žmones ir kažką suremontuoti. Arba žmonės, pavyzdžiui, netvarko kažkokių dokumentų, nežino, kad arba tai kainuos jiems daug pinigų, jiems reikia specialistų, kurių jie negali pasisamdyti, arba jie dėl kitų priežasčių negali to daryti. Ir atsiranda kažkoks žmogus iš praeities, sako: "Labas, aš tuo užsiimu", ir jisai va padeda, pavyzdžiui, ir irgi čia tokia Merkurijaus būna sėkminga duota galimybė viską sutvarkyti visiškai kitaip, ar ne? Arba pasikeičia įstatymai su kažkokių dokumentų tvarkymu ir reikia visą tai, visą tai peržiūrėti, daryti viską kitaip. Va, Merkurijus tai viskas, kas susiję su internetu ir įrenginiais visais, kur naudojamės internetu, ar ne? Čia taip pat Merkurijus yra prekybininkas, prekybininkų globėjas. Čia vėlgi tie mūsų krepšeliai, mūsų šopinguose, kur mes susidedam visko, bet neperkam, nes galvojam, ar tikrai to reikia, ar čia tik toks emocinis badas, užpildymas, toksai vat, gerų emocijų, tai aš dabar nusipirksiu. Ir malonumas būtent būna ne iš daikto, bet to pirkimo pačio proceso. Ir kartais tai darom net negalėdami sau to leisti. Pats žodis retrogradiškumas yra apie tam tikrų praeities situacijų sugrįžimą. Prie kažko mums teks grįžti savanoriškai ar priverstinai. Tai nėra geriausias laikas pradėti kažką totaliai naujo. Bet jeigu dėl kažkokių, svarbių reikalų jums reikia tai daryti, tai galima, aišku, daryti, nes tai tikrai nebus jokia katastrofa. Tiesiog reikia suprasti, kad tai gali kažkas strigti ir gali reikėti vis tiek sugrįžti greičiausiai per sekantį retrogradinį Merkurijų per tą laikotarpį ir visą tai peržiūrėti, pakeisti, pakoreguoti, pakeisti kažką svarbaus, sprendimus. Taigi, Merkurijaus retrogradiškumas yra ciklas. Astrologijoje viskas yra ciklas. Retrogradinis Merkurijus atveria galimybės kažką pabaigti, perdaryti, pasinaudoti antrų šansų, suteikti kažkam antrą šansą, susigrąžinti kažką į savo gyvenimą arba su kažkuo galutinai atsisveikinti. Ir bet kurios retrogradinės planetos atveju mes turime galimybę pakreipti tuos įvykius į savo pusę, gauti tą rezultatą, kurio nepavyko gauti iš pirmo karto. Merkurijaus retrogradas būna 3 kartus į metus, kartais 4. Ir jis iš tikrųjų pats blogų kažkokių katastrofiškų įvykių į mūsų gyvenimą neatneša, tokių, kur viskas sugriauna, kur viskas vyksta ne pagal planą. Ir čia žmonėms, kurie turi retrogradinį Merkurijų savo gimimo diagramoje, ar ne, tai jums priešingai atsiveria galimybių laikas. Jums galima ir naujus dalykus daryti, ir į naujas keliones važiuoti, ir tiesiog jūsų įvykiai, kai kartais gali, jūsų projektai kažkokie dokumentų tvarkymai gali įgauti pagreitį ir kol visi aplinkui užsiciklinę ties kažkokia praeities situacijomis svarbiomis, jūs turite šansą judėti į priekį netrikdomai, bet nepamirškit, kad kai retrogradinis Merkurijus pasibaigs, tai visas pasaulis veršis į priekį, o jūs galite suktis tuose savo cikluose. Reikėtų net gal paminėti, kad retrogradinio Merkurijaus žmonės į pasaulį žiūri visiškai kitaip ir jie masto kitaip ir jie sprendžia problemas kitaip. Va. Susilaikykit nuo spontaniškų kelionių. Galima vykti į planuotas keliones, galima tvarkyti kažkokius dokumentus, bet nepradėkite tvarkyti naujų dokumentų, nes,
greičiausiai juos reiks perdarinėti, jeigu pradėsit kažką visiškai naujo. Nerekomenduojama kažkokių didelių neplanuotų pirkinių. Jeigu jau turite skyrę biudžetą savo, jeigu jau esate atsidėję tam tikrą pinigų sumą, mm, tai retrogradinis Merkurijus tinkamas laikas tai padaryti, ar ne? Nes nukainuota prekė būtent ir yra retrogradinis Merkurijaus arba retrogradinės Veneros tinkamas pirkinys. Arba padėvėti kažkokie daiktai. Bet vis tiek čia sprendimai neturi būti impulsyvūs. Jeigu esat vieniši ir ieškot santykių, susipažinti galima, ieškoti galima, tik priimti kažkokių sprendimų, pavyzdžiui, staigiai apsigyvent kartu, labai greitai po pažinties nerekomenduotina. Jeigu ieškote darbo, nestabdykite retrogradinio Merkurijaus laikotarpiui paieškų, vaikščiokite į tuos interviu, žiūrėkite, tiktais nepasirašykite darbinių sutarčių su tom kompanijom, kuriuose nesate anksčiau dirbę, ar tai nėra jūsų pakartotinas bandymas įsidarbinti toje kompanijoje, ar ne? Tiesiog reikia stebėti savo situaciją, ar ne, palaukit geriausiai tokius sprendimus, kai Merkurijus pereis į tiesioginį judėjimą, bet sakau, tuo atveju, jeigu jis pas jūs gimimo diagramoje yra tiesioginis, jeigu pas jūs retrogradinis, jūs naudokitės visomis galimybėmis, nes jums jos iškrenta iš tikrųjų tik 3-4 kartus per metus. Išėjimo iš darbo nerekomenduojama per retrogradinį Merkurijų išėjimą iš santykių. Na, jeigu tai buvo ilgai brandinamas sprendimas, bet negalėjote ilgai tam ryžti, tada galima visą tai daryti. Aš iš tikrųjų labai detaliai pasakojau apie tai, apie kas yra retrogradinis Merkurijus dar praeitam retrogradinio Merkurijaus laikotarpį. Ir iš tikrųjų galvoju, kad galbūt esminė informacija bus ženklams, nes jūs tada galėsite suprasti, jeigu žinot savo ascendantą, geriausiai vis dėlto klausyti pagal jį, tai arba jeigu mokate naudoti savo horoskopu, tai irgi reikėtų pasižiūrėti, kokie būstai, kokios temos patenka į tą retrogradinį laikotarpį. O jeigu nežinote, kaip tai daryti, bet norite sužinoti, tai aš jūs kviečiu į savo arbatos klubą, tenais galima man rašyti laiškus ir klausti, kur konkrečiai kokias gyvenimo sritis, pavyzdžiui, užkabins bet kuri, ar pilnatis, ar retrogradinis Merkurijus, ar Jupiteris kirs kažkokį svarbų tašką. Tai galima daryti, kol esate pas mane su gerovai arbatos. Tai va, žodžiu, naujų iniciatyvų nereikia, bet ir gyvenimo statyti ant pauzės irgi nereikia. Stebėkite, stenkitės pabaigti ir perdaryti tuos darbus, kurie liko pakibę, kurie liko neužbaigti. Tai yra svarbu, nes kol likę pakibę kažkokie darbai, nauji, jie tiesiog išgers visą jūsų energiją, jūs nieko nespėsite, jūs pyksite ant savęs už tuos neužbaigtus darbus ir tiesiog retrogradą reikia naudoti tokiem dalykam. Daugiau informacijos aš jums papasakosiu, pasakodama kiekvienam iš ženklų ir neatidėliojant labai stipriai galime iš tikrųjų prie jų judėti. Avinai, kai visada pradedam nuo jūsų, nuo birželio 29 dienos Merkurijus apsisuka ir pradeda retrogradinį judėjimą iki Liepos 23 dienos ir jis grąžina jus prie ankstesnių reikalų, suteikia galimybę padaryti pauzę, ištaisyti klaidas, dar kartą apie kažką pagalvoti, ką nors iš naujo įforminti, jeigu reikalas susijęs su dokumentais, arba dar kartą apie ką nors pasikalbėti. Ir tai vyks jūsų 4-ajame horoskopo būste, tai jūsų būsto, šeimos ir nekilnojamo turto sritis. Todėl šis laikas greičiausiai savanoriškai ar ne grąžins jūs prie ankstesnių šeimos ir būsto, kurioje gyvenate su šeima reikalų. Galite susitikti su giminaičiais, kurių senai nematėte, žmonės gali sugrįžti, pakartotinai aptarti kokį nors svarbų šeimos klausimą, vykti ten, kur kadaise jau buvote, arba aplankyti ką nors iš savo giminaičių. Taip pat gali būti toks laikotarpis, kai padarysite kokius nors
remonto darbus savo būste, bet aš rekomenduoju tiktais, jeigu jūs perdarinėsite tuos remontus darbus. Visiškai naujų remontų nepradėkite retrogradinio Merkurijaus metu, nes vėl reiks perdarinėt. Tai gali būti toks ir nedidelis tvarkymas arba kurios nors būsto dalies pertvarkymas, sakykim. Vėlgi, kaip ir sakiau, jeigu tai tik dabar per tas savaites reiks pradėti, tai ne, geriau ne dabar. Iš tikrųjų neverta. Tai bus susiję ir su artimaisiais, ir su vaikais, ir su gyvenamąja vieta, ir su sveikata. Ir iš karto, dar kartą noriu priminti, daug kartų apie tai kartojau, nepradėkite nieko naujo susijusio su nekilnojamo turto temomis. Neverta pradėti naujo remonto, neverta planuoti persikėlimo šiam laikotarpiui, pirkti didelių baldų, didelės technikos namams. Išimtis yra tie atvejai, kai perkate ką nors iš antrų rankų arba naudotą daiktą arba ką senai planavote su didelė nuolaida per išpardavimą. Va, beje, patys šiuo laikotarpiu galite sėkmingai parduoti, atsikratyti tai, kas jums stovi ir svilina jūsų akis, ko jums nereikia namuose. Daiktai, kurie jums trukdo, į kurį jūs jau juos nežinot, net jiems nerandat vietos, gali dabar ramiai pardavinėti. Jeigu jau pardavinėjate, bet nieks nesidomi, tai labai, jeigu buvo tai užmetę, dabar grįžkit prie tų savo skelbimų, atnaujinkit ir dar kartą įdėkit, ištrinkit seną, įdėkit naują ir šį daiktą iš jūsų gali iš tikrųjų greitai nupirkti. Va, prie seno remonto sugrįžti netgi labai gerai. Jeigu jau anksčiau buvo nuspręsta ką perdaryti arba kažką pradėjote remontuoti, bet apleidote, dabar labai geras laikas sugrįžti prie to klausimo ir padėti ten tašką. Jeigu norite tvarkyti dokumentus su nekilnojamu turtu, atidėkite pradžią po Liepos 24. Jeigu anksčiau jau pradėjote kažkokius dokumentų ten formalumus ir paskui pasikeitė kažkokios aplinkybės ir praleidot kažkokį tą visą reikalą, galite prie to grįžti. Jeigu nesenai išsiskyrėt, galite susigrąžinti mergautinę pavardę. Jeigu norite kažką perdaryti arba anksčiau gavote kažkokius dokumentus su klaida, kas liečia jūsų, sakykime, namus arba išvis kažkokius svarbius biurokratinius dokumentus, retrogradinio Merkurijaus metu tokie reikalai gali gerai būti sutvarkyti. Galite, jeigu teikiat kažkokiai organizacijai, kažkokias paraiškas, tai susijęs su jūsų namais, sakykime, ar su jūsų šeimos nariais. Ir jeigu senai negaunate kažkokio atsakymo, kažkas kažkur pakibo, arba kažkur bandėte kreiptis, bet taip ir nepateikėt to prašymo, dabar pats laikas iš naujo paleisti tuos visus procesus ir tai turėtų gana neblogai pajudėti. Pakartotiniai tokie sugrįžimai prie tų užmestų reikalų. Ir greičiausiai tai reikia padaryti. Nes būna taip, kad nesavanoriškai turim tvarkyti, tai geriau tai daryti vis dėlto savanoriškai viską, ar ne? Bet jokių naujų dokumentų pildymo nepradėkite, o jo labiau ten jokių antspaudų parašų tuo metu, tikrai nereikia. Aišku, čia, kaip ir sakiau, išimtis tiems, kurių gimimo diagramoje Merkurijus yra retrogradinis. Todėl galite pradėti pildyti naujus dokumentus, persikėlimą, remontą, naują. Tik prisiminkite, Merkurijus retrogradinis yra bendras tranzitas. Tai jeigu jūsų, sakykime, retrogradinis Merkurijus ir sakote, man tai geras laikas, jūsų šeimoje, jūsų vyras, jūsų partneris, jūsų, nežinau, šeimyna gali turėti normalų Merkurijų, ne retrogradinį. Ir tada, gali gautis šiek tiek keistai, ar ne? Nes šeimoje dažnai nebūna taip, kad vienam paeina labai gerai, per retrogradinį Merkurijų kitam stringa. Jeigu tai yra susijęs su namais ir su šeima. Tai ir atsiminkit, kad dar tos kitos pusės, kurie tvarko tos dokumentus, jie irgi turi tuos savo retrogradinius arba neretrogradinius Merkurijus. Tai va. Iš tokios nemalonesnės pusės, sakykime, kažkas iš jūsų šeimos narių ar jūsų vaikai, jeigu turi kažkokių lėtinių ligų, jos gali
sugrįžti. Em, tai, mm, tai yra tiesiog būtinybė ir galimybė grįžti prie kokio nors gydymo, kuris buvo, jau paskirtas gydytojų, arba buvo nurodymas gydytojų palaikyti, tą, sakykim, kažko gydymą kažkokį, ar ne? Va, arba, pakartoti, atnaujinti terapijos kažkokį kursą. Tai gali būti tiek medikamentinė, tiek bet kuri kita, terapija. Apskritai retrogradinio Merkurijaus laikotarpį vertėtų išnaudoti prie kažko sugrįžti ir su kažkuo susisiekti. Paklausti, pasidomėti kažkokiais svarbiais dalykais, kurie stringa, sakykim, ir jeigu jūs sugrįšite pas kažką, tiesiog irgi 4 būste dar čia su tėvais, kažkokios gali pasikartojančios temos būti jūsų. Am, m, irgi vykite į tas vietas, kur jau buvote, geriau vengti kažkokių naujų impulsyvių persikraustymų, e, bet santykiuose, jeigu, sakykim, planuojate apsigyventi kartu su savo išrinktuoju, išrinktąja, tai retrogradinis Merkurijus nėra geriausias laikas. Išimtis tos poros, na, sakykim, kurios tai daro antrą bandymą iš tikrųjų, kad dar kartą pasižiūrėti, gal jiems pavyks, ar ne? Ir vėl gyventi bendroje buityje. Taip pat yra puikia galimybė grįžti prie, jeigu jau esate dirbę iš namų, tai yra puikia galimybė vėl grįžti prie to nuolatinio darbo. Jeigu to niekad nėra darę, tai dabar neikit pas savo viršininkus su tuo klausimu, bet jeigu jau esate anksčiau dirbę iš namų, tai dabar, gali būti geras laikas vėl pakalbėti su savo viršininkais ir grįžti prie to, ar ne? Prie to dirbimo iš namų, sakykim, daugiau dienų dirbti iš namų. Jeigu buvo kažkokie darbai, kuriuos jūs darydavote papildomai, bet paskui nutolote nuo tų darbų, retrogradinis Merkurijus labai gerai, prie šitos temos, siūlo sugrįžti. Tiesiog, tokios galbūt pagrindinės, rekomendacijos. Noriu tik dar pasakyti, kad reiktų nepamiršti, kad ir mūsų mentalinė sveikata irgi turi chroniškus tokius atkritimus, susirgimus, ir jeigu jaučiate, kad pas jus būtent ta mentalinė būsena, na, prastoka, sakykim, šiuo metu, ar kažkokios sugrįžta priklausomybės arba nerimo būsima, geriausiai sugrįžti prie tos terapijos, jeigu anksčiau jau turėjote kažkokį tą gydymo kursą. Arba grįžkite prie tų darbo metodų su savimi, kurie padeda išlaikyti tą psichinę būseną geresnės būklės, ar ne? Galbūt anksčiau daugiau sportavote ir geriau jautėtės, ir dabar galite grįžti, na, negalit sportuoti, prie vaikščiojimų. Tiesiog grįžimas prie kažkokių fizinių pratimų irgi labai geras laikas sugrįžti ir pradėti iš naujo tai daryti. Išvis, retrogradinio Merkurijaus metu verta grįžti prie tos terapijos, gydymo kažkokio, kuris buvo pradėtas anksčiau, bet galbūt nebuvo užbaigstas iki galo ir nedavė jokių rezultatų. Vėžiai, jums šis retrogradinio Merkurijaus ciklas iš tikrųjų gali būti gana svarbus iki Liepos 23 dienos nuo Birželio 29, nes Merkurijaus apsisukimas vyksta jūsų pačių ženkle ir, na, tai laikas, kai gali tekti savanoriškai, ar ne, peržiūrėti savo santykius su pačiais savimi, ir ypač stiprinant geresnę nuomonę apie save. Tai metas, kai verta peržiūrėti, ar jūs pakankamai gerai save vertinat. Taip pat, tai laikotarpis, kai toks atsiranda naujas pasitikėjimas savimi.
Kai savo iniciatyva galite keisti sprendimus, peržiūrėti savo pažadus, kuriuos kadaise davėte kitiems žmonėms. Ir jeigu tranzitinis retrogradinis Merkurijus em, jums ne jūsų norų atneš kažkokias tokias aplinkybės, kad jums teks visą tai peržiūrėti, tai gali būti susiję su jūsų kūnu tiesiogiai, su išvaizdos ir įvaizdžio temomis. Apskritai, grįžimo tema retrogradinio Merkurijaus metu tampa labai aktuali. Nerekomenduojama kardinaliai keisti įvaizdžio. Jeigu planuojate grįžti prie seno įvaizdžio, prie senos šukuosenos, senos plaukų spalvos, retrogradinio Merkurijaus metu tai daryti galima. Nerekomenduojama pradėti ko nors visiškai naujo, pavyzdžiui, kažkokių naujų grožio procedūrų. Jeigu palaikote kokią nors procedūrą ir turite rutiną, mm, tai žinoma, ją galite išlaikyti. Nesustokite ten kažkokių injekcijų, sakykim, daryti grožio dėl to, kad dabar čia jeigu tai yra pasikartojantis, jūs grįžtat pas tą patį meistrą dėl tos pačios procedūros. Jeigu planuojate operaciją šiam laikotarpiui, geriau, jeigu yra galimybė neplanuoti, bet išimtis yra tie atvejai, kai reikia kažką perdaryti, atlikti pakartotinę operaciją ar atlikti pakartotinį gydymo kursą. Nes jeigu atlikinėsite visiškai naują, sakykim, plastinę operaciją per retrogradinį Merkurijų, yra tokia tikimybė, kad jį reikės užbaiginėti per sekantį retrogradinį Merkurijų. Bet kas liečia sveikatos klausimus, čia jau tik astrologai, kurie konsultuoja sveikatos klausimais. Nes pats retrogradinis Merkurijus gali nebūti problema, o problema gali būti jo aspektai su kitomis planetomis. Čia reikia labai geros analizės. Jeigu jums reikia išeiti iš darbo ir apie tai jau esate pranešę darbdaviui, sakykim, tai nieko, tai jūs tiesiog atidirbate ir išeinat, ar ne? Bet jeigu yra situacija, kad jums užeina noras išeiti iš darbo, tai iš tikrųjų spontaniškų sprendimų dabar geriau nepriiminėti, nes situacija gali užsitęsti, o naują gerą pasiūlymą galite gauti jau tik per kitą retrogradinį Merkurijų. Tai nereiškia, kad kelis mėnesius visiškai sėdėsit be darbo, bet tai gali būti nestabilus toksai laikotarpis. Ir jeigu yra galimybė palaukti, tai geriau palaukite. Jeigu retrogradinio Merkurijaus metu jūs nuspręsit, kad jums reikia kažkokius dokumentus pateikti kažkam ar ne, irgi to nedarykite, jeigu yra tokia galimybė. O jeigu nėra tokios galimybės, vadinasi, taip turi būti. Va, bet labai tinkamas metas, ką nors perlaikyti. Jeigu buvote kažkokius mokslus atidėję, labai galite grįžti ramiai prie šios temos. Jeigu turite lėtinių ligų, šio retrogradiniaus Merkurijaus metu jos gali irgi priminti apie save, sugrįžti. Stenkitės prižiūrėti savo sveikatos situaciją, bent jau su tyrimais, žodžiu. Jeigu norėjote įsidarbinti anksčiau kažkokioje organizacijoje, siuntėt savo gyvenimo aprašymą, bet jums neatsakė, dabar galite pateikti tai dar kartą. Galbūt šiek tiek pakoreguokite ir perdarykite tai šiek tiek. Taip pat jums gali paskambinti senas pažįstamas, senas kolega, su jumis gali susisiekti senas darbdavys, gali sugrįžti senas klientas arba užsakovas. Jūs patys galite sugrįžti susigrąžinti kažką į savo gyvenimą, tuos buvusius užsakovus, arba jeigu jūsų gyvenime yra kažkokia nesantaika, dėl kurios gailitės, galite žengti pirmą žingsnį ir patys paskambinti draugui ar kolegai ar žmogui, su kuriuo norėtumėt atkurti bendravimą. Jeigu turite neužbaigtų reikalų susijusių su žmonėmis jūsų gyvenime, per retrogradinį Merkurijų galite sėkmingai visą tai užbaigti. Tačiau vėlgi nėra garantijos, jeigu draugas ar kolega buvęs, sakykim, labai ant jūsų įsižeidęs ir jūs nuspręsit, kad atėjo laikas taikai, o ta kita pusė sakys,
kad taip negalvoja lygiai taip pat. Taip kad pasiruoškit ir tokiam nusivylimui arba tiesiog trumpalaikiam tokiam bendravimui retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu. Bet bandyti nėra draudžiama ir iš tikrųjų, jeigu jums ateina ta mintis į galvą, tai greičiausiai jūsų intuicija, o jinai pas jus labai stipri, sako, kad būtent tai reikėtų padaryti. Am, Labai įsitikinkite, kad labai gerai kažką atkurti, kažką sutvarkyti. Pabandykite tai padaryti, o paskui tiesiog stebėkite šią situaciją. Naujo remonto nepradėkite, jūsų dėmesio gali pareikalauti ir gyvūnai, nes gyvūnai taip pat yra Merkurijaus tema. Gali būti, kad reikės pakartotinai nuvežti augintinį pas veterinarą. Geriau darykite tai savanoriškai, jeigu jaučiat, kad yra kažkokia problema. Jeigu žinot, kad jūsų gyvūnas turi kažkokią lėtinę ligą, gali būti verta grįžti prie tų vaistų kurso, kurį svarbu jam vėl tą terapiją panaudoti. Mm, Atlikite reviziją visur, kur svarbu įvesti tvarką arba grįžti prie kažkokios ankstesnės tvarkos irgi galima. Tokiose išvis situacijose Merkurijus jums bus palankus. Jeigu grįžit prie kažkokios ankstesnės tvarkos arba įvesti tvarką, pertvarkyti viską, perremontuoti, perdaryti visą tai apie šį laikotarpį. Galima sugrįžti prie svarbaus pokalbio. Jeigu kalbėjotės anksčiau su komanda savo ar bendradarbiais ar vadovu apie projektus kažkokius, apie paaukštinimą arba atlyginimo didinimą, dabar galite grįžti prie šitos temos drąsiai. Jeigu ne, nepradėkite šito pokalbio šiuo metu. Jeigu kažkokie dokumentai liko pakibę ore, tai gali būti ir kelionės dokumentai, ar ne, ar dar kažkokie svarbus dokumentai, priklausantis nuo organizacijų, klausimas užstrigo, galite papildomai paskambinti, pateikti papildomą prašymą, kad pagaliau gautumėte atsakymą. Ir retrogradinio Merkurijaus laikotarpis tam yra tinkamas. Bet kalbant apie be būtinybės, kai nereikia pradėti persikraustyti į naują vietą, pradėti remonto, geriau palaukite. Pirkti kažkokių buitinių prekių irgi dabar vis dėlto nerekomenduotina, na nebent jūs senai tai planavote, skiriate tam biudžetą ir laukite nuolaidos. Tada kitas reikalas. Liūtai iki Liepos 23 dienos Merkurijus, kuris yra žodžiai, mintys, informacija ir kontaktai, ir grąžina mus retrogradinis prie praeities reikalų, visa tai suksis jūsų 12 būste. Tai paslapčių ir praeities būstas, todėl gali iškilti tam tikros paslaptys arba klausimai, kuriuos ilgai atidėliojat. Tai laikas, kai galite nuspręsti keliauti ten, kur kadaise gyvenote, arba lankyti vietas, kuriuose jau buvote, bet tos vietos greičiausiai kažkokios labai nuošalios bus, arba sala kažkokia, ar sodyba kažkokia labai toli nuo visų. Tai labai palankus metas pakartotiniam gydymo kursui, jeigu tam yra poreikis. Taip pat labai tinkamas laikas pakartotinai kelionė į sanatoriją, pagydyti kažkokius savo chroniškus susirgimus, sąnarius, kokios nors, kur atsinaujinta liga, bet rekomenduota važiuoti ten, kur jau buvote, ar ne? Gali duoti žmonės apie save ženklų žmonės iš praeities. Tai gali atnešti tokių įvykių pasikartojimą, kai karmine prasme tam tikrų situacijų dar nesame iki galo užbaigę. Geštaltai taip vadinami. Dabar intuicija bus stipresnė už protą ir logiką jūsų ir gali kartotis, pavyzdžiui, tam tikri sapnai, kurie tarsi nukreips jūsų dėmesį į kažkokias nors užduotis, duos tokį sprendimą sapnuose. Iš naujo galite, ką dar galėtumėte galyti, tai yra sveikatos klausimai, ar ne? Lėtinės ligos labiau, psichologinės problemos, sakykime, čia kaip nelabai kokį gerą pavyzdį, tik pasakau, kažkada buvo depresija, jūs dabar jaučiatės įsekę ir tokia yra tikimybė, kad tiesiog reikia galbūt sugrįžti į terapiją kažkokią arba sugrįžti į vietą, kur galite pailsėti gerai.
Jeigu turite negalavimų, kuriems reikalingas nuolatinis stebėjimas arba kursą, kurį reikia nuolatos kartoti, tai tiesiog labai retrogradinio Merkurijaus metu tikrai galima tai daryti ir netgi reikia. Tai gali būt ir masažo kursai, atlikti kažkokį pakartotinius medicininius tyrimus. Viskas, kas susijęs su pakartotiniais veiksmais ir buvo pradėta iš anksto, yra tinkama. Nereikia tiktais pradėti nieko naujo, inicijuoti, tačiau tam, kas reikalinga sveikatos palaikymui, jokių draudimų nėra. Jeigu reikia pakartotinės operacijos, galima daryti tai, nes jeigu reikia tos operacijos, ją reikia daryti. Bet jeigu jūsų laukia kažkokia rimta operacija, kurios nedarėte ir norite vis dėlto pasirinkti gerą laiką, čia jau geriau pasikonsultuoti su astrologu, kuris turi medicininį išsilavinimą, kad jis galėtų tiksliau įvertinti, kokios rizikos šiuo metu aktualios. Nebūtinai medicininį išsilavinimą, kuris specializuojasi, sakykime, medicinėse temose. Tai geras laikas atnaujinti reikalus susijusius su užsieniu, dokumentais užsienio. Galite sugrįžti prie užsienio paso, kažkokių kokių nors leidimo gyventi, arba jeigu buvote atidėję tos dokumentus, dabar galite sugrįžti prie jų, tik jokių naujų dokumentų. Jeigu yra galimybė palaukti su naujais dokumentais, palaukite. Aš jau esu minėjusi, kad aišku, jeigu yra gimimo diagramoje retrogradinis Merkurijus, tai tada galima tai daryti. Geras laikas nuvažiuoti į tas vietas, kur buvote anksčiau, bet vis dėlto atsižvelkite į tai, kad retrogradinis Merkurijus, jis veikia visus ir kiti žmonės, su kuriais jūs važiuosite, ar kas jūs veš, ar ne. Irgi gali skrydžiai vėluoti, persėdimai, gali būti kažkokių keistų kvailų klaidų, nesusipratimų. Jeigu yra galimybė nesikraustyti niekur toli retrogradinio Merkurijaus metu, geriau to nedaryti. Bet gana neblogai, jeigu vis tiek norisi kur nors nuvykti, tai važiuokit ten, kur jau buvote anksčiau. Labai tinkamas laikas atnaujinti bendravimą su tolimais giminančiais žmonėmis, kurie gyvena užsienyje, arba žmonėmis, kurie yra užsieniečiai. Tai gali būti draugai, kolegos, seni partneriai, ir galite atnaujinti tiek asmeninio, tiek dalykinio pobūdžio bendravimą, jeigu jūs jaučiate, kad tai turite padaryti. Tai iš tikrųjų tokios būtų jums pagrindinės rekomendacijos. Užsienio partneriai, tos temos gali pas jūs vienaip ar kitaip sugrįžti. Ir jeigu tai yra žmonės, su kuriais jūs esate dirbate, valio, jūs galite toliau su jais netgi sudarinėti naujas sutartis, nes tai jau sugrįžęs partneris, jau retrogrado idėja čia yra. Tai va. Ir iš tikrųjų netgi šalies viduje, jeigu krausysitės, tai geriau vis dėlto neplanuoti tų visų reikalų per retrogradinę Merkurijaus laikotarpį. Jeigu išimtis yra tokia, tie atvejai, kai anksčiau jau buvote persikėlę, kažkur įsikraustę, bet sugrįžote, o dabar norite iš naujo sugrįžti į tą vietą, kurioje gyvenote anksčiau, į tėvynę, arba iš tėvynės atgal į užsienį, tai irgi galima tada daryti, kartoti tą patirtį. Dar ką norėčiau pasakyti, kad šio laikotarpiu didėja rizika susidurti su įvairiaus pobūdžio sukčiais. Retrogradinio Merkurijaus metu protas gali būti mažiau aiškus, todėl galite gauti kažkokį pasiūlymą, žodinius pažadus, būtinai patikrinkite informaciją prieš darant išvadus. Va, ir dar vienas dalykas, ką galite daryti, jeigu esate dirbę nuotoliniu būdu, galite vėl iš naujo pabandyti pakalbėti su savo valdžia, kad vėl norite tai daryti. Grįžimas į nuotolinį darbą šiuo laikotarpiu labai tikėtinas. Jeigu jūs tai senai norėjote padaryti, dabar pasinaudokite šiuo laikotarpiu, ar ne? Bet jeigu tai darėte, jeigu to nedarėte, tai tada nepradėkite to daryti dabar, nes vis tiek kažkas netaip eis. Va.
nes jus ten tampys, neleis ramiai dirbti, vis tiek reikės visuomet važinėti į tą ofisą, vis dėlto visą tai reikia am, palaukti, kol Merkurijus išeis į tiesioginę fazę ir tada aiškiau matysite, ar jums suteikia būtent tokį nuotolinį darbą, kuris jums šiuo metu yra tinkamas variantas. Labai gerai tinka, kalbant apie kūrybinius projektus, internetinę veiklą, tinklaraštis, grįžti prie tų klausimų, kurie buvo pradėti anksčiau, grįžti prie kūrybinių projektų, kuriuos galbūt palikote arba kurie anksčiau nesulaukė deramo dėmesio. Dabar turite galimybę tą projektą atgaivinti, iš naujo pažiūrėti į tas buvusias idėjas, kurios anksčiau buvo nepakankamai įvertintos arba jūsų komandos, arba vadovo, arba jūsų klientų, ar jūsų publikos ir jie šį kartą į visą tai galima pažiūrėti, bet e, būtent korekcija. Galite iš naujo paleisti kokį nors kūrybinį projektą, padaryti savo paslaugų ir savo internetinių paslaugų išpardavimą ir išvis šitu laikotarpiu labai gerai ką nors išparduoti. Ir labai tai tinka ir naudotiems daiktams, ir tiesiog išsivalyti, išsiųsti viską, ko jums nereikia, nes galite ir įsigyti, bandyti naudotų daiktų, bet ir parduoti tai, kas jums nereikalinga ir gauti už tai pinigų, tai irgi turite gerą šansą. Jeigu jau turit skelbimą, kuris anksčiau nesulaukė dėmesio pirkėjų, įkelkite tai iš naujo arba pakeiskite kainą kažkiek tai, kad jis atsinaujintų. Em, Kažko didelio brangaus patys, žinot, nepirkit, o ir saugokitės sukčių. Mergelės, jums retrogradinis Merkurijus 11 būste, tai toks laikas, kai svarbiausia užbaigti jau pradėtus procesus, pasiekti kažkokius, bandyti rezultatus, pašalinti klaidas ir nesusipratimus tuose procesuose, kuriais jau užsiimate. Jums tai bus ateities planų peržiūrėjimo laikas, greičiausiai keisis jūsų bendri planai su kokiais nors žmonėmis, kolektyvų, komanda ar vienu žmogumi. Taip pat tai laikas, kai na, susitikimais, kažkokie bendravimais su žmonėmis iš praeities. Tai gali būti buvę klasės draugai, buvę kurso draugai, buvę kolegos, taip pat gali sugrįžti buvę klientai, su kuriais kadaise bendradarbiavote. Jeigu visa tai susiję su jūsų kolektyviniais projektais ir internetinė veikla, tai viską daryti, žinoma, tik tais tai, ką taisote. Naujų projektų šiuo laiku nerekomenduojama paleisti. Pirmiausia, tai žinoma, 11 būstas tai yra komunikacija ir galite dalyvauti kažkokiuose internetiniuose darbo pokalbiuose, su kuo nors susipažinti internetu, tačiau kol kas neverta pereiti į aktyvę tą tokią įsidarbinimo, sakykim, fazę. Stebėkite, rinkitės, kaupkite patirtį, bet tiesiog jeigu kažkas jums atrodys itin patraukliai šituo laikotarpiu, tai greičiausiai gali būti ne visai tas pasiūlymas atspindėti tiesą, atrodyti kitaip, negu yra iš tikrųjų. Va, geriausiai retrogradinio Merkurijaus metu suteikti kažkam antrą šansą, prie kažko sugrįžti, kažką perdaryti. Jeigu turite draugų, su kuriais dėl kokio nors kvailo atsitiktinumo susipykote, norėtumėte grąžinti juos į savo gyvenimą, dabar tai galite padaryti. Tas pats galioja ir su kokia nors žmonių grupė ar su kažkokiu kolektyvu, su kuriuo bendradarbiavote, paskui nutraukėte santykius, dabar galite sugrįžti. Galite sugrįžti prie kažkokio savo hobio, atnaujinti, sugrįžti prie savo buvusių bendraminčių, kurie dalijosi tais pačiais interesais, domėjosi tais pačiais dalykais gyvenime, su kuriais buvote, taip sakyti, ant vienos bangos anksčiau. Kalbant apie veiklą internete, pavyzdžiui, dabar galite, jeigu buvote kažkokią, kūrėte veiklą, sakykim, internetinius projektus, galima dabar prie jų sugrįžti ir jiems suteikti antrą šansą, įkvėpti naują gyvybę.
nuotolinis darbas lygiai taip pat. Vėl galite pasikalbėti su savo vadovu ir įsidėrėti galimybę daugiau laiko dirbti namuose. Va. Jeigu, sakykim, turėjote kažkokį projektą, kuris nebuvo iki galo sutvarkytas, dabar prie jo grįžkite, kažką perdarykite, paleiskite jį iš naujo. Ir jeigu tai yra tiesiogiai susiję su jūsų darbu internete, sakykim, ar ne, ir jūsų darbas yra projektinis, galite tiesiog iš naujo perleisti projektą, kurį jau darėte anksčiau. Va, ir labai gerai daryti visus internetinius išpardavimus. Nežinau, peržiūrėkite senus pasiūlymus, senus klientus, tiekėjus, viskas, ką galima grąžinti į savo gyvenimą, pabaigti, perdaryti arba atkurti, dabar tai yra jūsų rankose ir, na, jeigu dirbat fizinėje, ne internetinėje erdvėje, bet norite pereiti į internetinę veiklą, kol kas dabar to nedarykite. Tiesiog kai pasibaigs retrogradinis Merkurijus, nes šitas laikas kažką naujo inicijuoti visai netinka. Jeigu anksčiau pradėjote vesti kažkokį tinklaraštį, bet neišdrįsote jo paleisti arba nesulaukėte atsako arba pritrūko kažkokios motyvacijos ir užsidegimo tęsti tą veiklą retrogradinio Merkurijaus metu, galite atgaivinti visą tai ir iš naujo paleisti tą savo ar kažkokio puslapio darbą. Bet naujiems tai nėra geriausias laikas. Nerekomenduojama atlikti didelių pirkimo pardavimo sutarčių susijusių su stambia technika. Išimtis yra naudota technikos, jos pirkimas arba jos pardavimas. Tiktais, kai tai pirksite, žiūrėkite, ar skelbimai atspindi tiesą iš tikrųjų. Tikrinkite atsiliepimus, jeigu yra tokia galimybė. Jūs patys, jeigu užsiimate prekybą, labai gerai daryti išpardavimus ir jums patiems labai gerai pirkti per tuos išpardavimus. Išimtis impulsyvūs pirkiniai. Čia tik tais atvejais, jeigu senai žiūrėjote kokią nors didelę techniką, stovėjo jūsų prekių krepšelyje, bet nebuvo sandėly prekės, dabar atsirado ir dar gal koks nors su kokia nors nuolaida. Stebėkite tokius momentus ir taip galima, bet gerai planuojant. Naujų impulsyvių sprendimų jie bus tikrai gana rizikingi. Gali būti situacijų kai kuriems iš jūsų susijusių su išmokomis, kurios jums priklauso iš valstybės. Pavyzdžiui, kažkokia premija ar kažkoks, nežinau, draudimas, kažkokia finansinė pagalba. Ir jeigu ieškote tokios finansinės paramos, dabar galite pakartotinai pateikti paraišką dėl finansinių lėšų gavimo iš kokių nors organizacijų arba iš valstybės. Jeigu to niekada nedarėte dabar, bet norite taip padaryti, tai nepradėkite dabar. Tik pakartotinai pateikti paraišką, jeigu jinai anksčiau buvo teikta. Jeigu anksčiau pridedavote į kažkokias nors darbo pozicijas, norėjote patekti į kažkokią grupę, į kažkokį projektą, į komandą, kaip laisvai samdomas specialistas, norėjote gauti įdomų užsakymą, bet jūsų paraiška buvo atmesta arba nepastebėta, dabar jūs galite panaudoti šį laikotarpį ir pakartotinai pabandyti vėl tai padaryti. Geras laikas perdaryti jūsų gyvenimo aprašymą, peržiūrėkite darbus išvardintus, kažką pakoreguokite, pataisykite ir jeigu tai pakartotinas kažkur kreipimasis, dabar galite labai gerai būti pastebėti ir įvertinti. Pakartotinai. Geras laikas pakartotinai teikti paraiškas, dalyvauti dideliuose renginiuose. Jeigu atstovaujat kokiai nors organizacijai, pavyzdžiui, norite dalyvauti, sakykime, parodoje. Ir anksčiau jums niekaip nesuteikdavo tokios galimybės, dabar galite bandyti iš naujo. Gana daug galimybių, bet dažniausiai jos visos taikomos tam, kai reikia perrašyti, perdaryti ir jeigu tai žmonės, su kuriais, komandos, su kuriais jau bendradarbiavote arba organizacijos, į kurias jau kreipėtės. Svarstyklės Merkurijus apsisuka į retrogradinį judėjimą
jūsų 10-ajame būste, tai laikas, kai greičiausiai peržiūrėsite savo įsipareigojimus. Em, Tai gali būti, kad savanoriškai arba priverstinai dėl išorinių aplinkybių prisiėmėte kažkokias įsipareigojimus ant savo pečių ir tai laikas, kai tie klausimai gali būti peržiūrimi pakartotinai. Klausimai susiję su dokumentų gavimu, apsilankymais valstybinėse įstaigose, biurokratinėse įstaigose, institucijose įvairiose, kur deda labai svarbius antspaudus. Tai laikas, kai mūsų kažkokie neteisingi sprendimai labiau matomi aplinkiniais labiau negu kitais laikotarpiais. Geriausiai gali iškilti tokios užduotys, kuriomis kadaise jūs jau užsiėmėte. Bet vis dėlto vienaip ar kitaip tai bus labiausiai susiję su jūsų karjeros, verslo, socialinės padėties, statuso ir jūsų šeimos temos gali būti paliestas. Ir, tiesiogiai gali būti paliesta su santuoka susiję klausimai, santuokiniais santykiais, su santuoka susiję dokumentai. Nerekomenduojama šiuo laikotarpiu registruoti santykių arba jų nutraukti, geriau palaukite. Išimtis yra tie atvejai, kai grįžtate prie pasikartojančios situacijos. Jeigu anksčiau jau bandėte skirtis, skirkitės, jeigu anksčiau nepavyko, antrą kartą tikrai dabar per retrogradinį Merkurijų pavyks. Arba jeigu jūs nusprendėte kai kartą susitaikyti ir suteikti antrą šansą savo vyrui arba žmonai, ir, vis tiek vis dėlto supratot, kad santuokos jau nebesuklijuosite, retrogradinio Merkurijaus metu galite padėti tokį galutinį tašką. Jeigu anksčiau norėjote įregistruoti santykius, bet viskas nuolat vyko ne pagal planą, kažkas vis griūdavo, tai dėl kažkokių priežasčių reikėdavo tai atidėti, dabar galite sudaryti santuoką per retrogradinį Merkurijų, bet tik tai su tuo atveju, jeigu tai bandėte daryti anksčiau ir tai pakibę buvo ore. Ir galite dabar sėkmingai užbaigti šį procesą. Bet nerekomenduočiau pradėti jokių dokumentų susijusių su jūsų, sakykime, statusu, užantspaudavimo, sakykime, ar ne. Pavyzdžiui, jeigu ištekėjote, nerekomenduojama čia ir dabar pradėti keisti visų dokumentų, banko dokumentų, ten aibės tų dokumentų dėl pavardės pakeitimo. Jeigu išsiskyrėte, galima tvarkyti dokumentus, kurie grąžina jūs prie senos pavardės. Jeigu susigrąžint norit mergautinę pavardę. Tiesiog čia dokumentai gali būti ir nauji, bet esmė, kad čia yra vis tiek tas retrogradas, sugrįžimas prie savo buvusios pavardės. Tai vėlgi, dokumentai susijęs su jūsų gyvenamąja vieta, nežinau, jeigu yra visa tai nauja kažkas, tai per retrogradinį laikotarpį nieko nepildykite. Žinoma, Merkurijus ten nieko labai stipriai jum nesugriaus, bet turėkite omenyje, kad reikės kelis kartus galbūt perdarinėti kažkokius dokumentus dėl kažkokių kvailų įsivėlusių klaidų. Yra rizika, ką nors neteisingai suprasti, neteisingai užpildyti dokumentus ir gali būti ir taip, kad dėl sistemos klaidos ta jūsų paraiška tiesiog liks neužregistruota. Viską tikrinkite kelis kartus. Jeigu kažkas pakibę ore, labai gerai dabar visą tai išjudinti, pasitikrinti, paskambinti, priminti. Viskas, kas nauja, ką jūs dabar pildysite, kažkokius dokumentus gali labai stipriai užsitęsti ir reikės laukti dar iki sekančio Merkurijaus rudens retrogradinio. Tai va, tiesiog geriau palaukite, padarykite, pataisykite, ką reikia pataisyti ir grįžkite prie tų reikalų, kurie liko pakibę arba kuriuos reikia peržiūrėti, neinicijuoti jokių naujų. Tai tokie pagrindiniai dalykai iš tikrųjų, žinoma, be abejo,
Verslo visi klausimai, išpardavimai, mm, reik suprast, kad sugrįžtantys reikalai gali būti susiję su tam tikrom išvadom ir sprendimais, kuriuos jūs jau atlikote. Ir tai gali, aišku, būti tiek teismo sprendimai ir diagnozių įvairių nustatymai. Ir retrogradinio Merkurijaus metu galite pakartotinai visą tai peržiūrėti, ar ne? Teismo sprendimai čia irgi pakliūna, galite teikti apeliaciją, arba tiesiog gauti kažkokį, sakykim, dokumentą patvirtinantį, kad jūs, tarkim, esat vieniša motina, ar ne? Ir galit pretenduoti tam į tam tikras išmokas arba neįgalumo, sakykim, statusas, ar ne? Ir ten irgi, e, jeigu pakartotinai, sakykim, prieš tai bandėte gauti, jums nedavė, dabar galite pakartotinai teikti tą prašymą ir jeigu jau buvo pradėtas procesas ir dėl kažkokių priežasčių jis sustojo. Nerekomenduojama šiuo laikotarpiu įsidarbinti arba išeiti iš darbo. Bet viskas, kas susijęs su grįžimu pas seną darbdavį, tiesiog atnaujinimas kažkokių susitarimų, tai gali būti tinkamas laikotarpis, nes kažkas pasikeitė, peržiūrėjot ir galite sugrįžti prie pokalbio dėl paaukštinimo, grįžti prie pasiūlymo, kurį anksčiau siūlėte, bet kažkodėl tuo metu jisai nepasirodė aktualus. Va, tai verslo projektai, kurie buvo jau parengti, bet dėl per kokios nors priežasties, na, paleisti buvo nesėkmingai. Dabar gal geras laikas perpaleisti iš naujo, atnaujinti darbą prie to projekto, kuris dėl kažkokių priežasčių buvo vis dėlto sustabdytas. Ir tėvų temos irgi kažkokios gali, kurios pasikartojančios, vis dėlto jos gali vienaip ar kitaip irgi dabar pas jus sugrįžti. Va. Visokiais įvairiausiais būdais. Skorpionai, iki Liepos 23 dienos Merkurijus bus retrogradinis jūsų horoskopo 9-ajame būste ir čia grąžins jus prie ankstesnių kažkokių reikalų. Galite važiuoti ten, kur kadaise jau buvote, vėl užsiimti kažkokiais klausimais, kuriais kadaise jau užsiėmėte. Tai tokiais klausimais, kai pakartotinai aptariam tam tikras temas, vėl susitinkame su kažkokiais žmonėmis, su kuriais jau aptarinėjame kažkokius svarbius klausimus. Tai laikas, kai kažką iš tikrųjų stipriai permastome, iš naujo tariamės ir kai kuriuos klausimus tiesiog sprendžiame kitaip, kitų kampų žiūrime į juos. Galime gauti kažkokius iš toli senai lauktus dokumentus arba informaciją. Tai laikas, kai gali būti peržiūrimi terminai, sutarčių, sakykim, kainos arba kitos jūsų bendradarbiavimo su tam tikrais žmonėmis ar organizacijomis sąlygomis. Na, tos temos vienaip ar kitaip gali būti susijusios visos su teisiniais klausimais, su jūsų išsilavinimu, su jūsų netgi socialinė savirealizacija. Ir retrogradinio Merkurijaus metu tradiciškai neverta pradėti naujų reikalų, naujų mokslų, pavyzdžiui, teikti naujos paraiškos, kažkur mokintis kažko. Jeigu tai nėra pirmas bandymas, o antras, tuomet retrogradinis Merkurijus, tuo metu galite teikti pakartotinai savo paraiškas mokintis, perlaikyti egzaminus, grįžti prie mokslų. Neverta pradėti naujų dokumentų, tiek su su užsienio ypatingai organizacijomis kažkaip šiuo metu, jeigu jūs jų anksčiau nedarėte, jeigu anksčiau teikėte kažkokius dokumentus užsienio kompanijoms, gavote neigiamus atsakymus, tai gali būti susijęs su bet kuo, su kelionėmis, su vizomis, su leidimais įvažiuoti į šalį, juridiniai visokie dokumentais. Tai jeigu anksčiau teikėte, galite sugrįžti su tuo prašymu, bet jeigu nebuvo ta situacija, kad jūs jį atidėjote dėl kažkokių priežasčių, o tai visiškai naujas variantas, tiesiog dabar nebandykite. Tik kartoti galima į tas pačias organizacijas, spręsti pakibusius klausimus, užbaiginėti kažkokius svarbius procesus, kurie yra užstrigę.
ar ne? Tai gali būti, sakykime, jūsų gyvenamosios vietos leidimui, ar ne, studento vizoms. Tam tikram leidimui būti kažkokioj užsienio šalyje. Keliauti, jeigu važiuojate kažkur toliau, pageidautina, kad važiuotumėte ten, kur jau buvote anksčiau, jeigu vis dėlto negalite pakeisti to laiko, nes, nu, taip nebus, kad visi žmonės nekeliaus per retrogradinį Merkurijų, bet retrogradinis Merkurijus veikia visus, dėl to kelionėse iš tikrųjų mm, tiesiog vėlgi, ar važiuojate ilsėtis, ar į komandiruotę, tiesiog supraskite ir pasiruoškite tam, kad gali kilti klaidų, nesklandumų, gali strigti technika, gali būti vėlavimų. Ir, na, tokios aplinkybės, kurių mes ne visada patys galime kontroliuoti. Ir čia aš jau iš asmeninių pastebėjimų galiu pasakyti. Jeigu reikia kažkokius dokumentus tvarkyti būtent čia ir dabar, na, padarysite klaidą, greičiausiai neatsitiks nieko labai baisaus, o vis tiek taisysite kitų bandymų per sekantį retrogradinį Merkurijų. Tai va, bet jeigu galima dabar palaukti, tai palaukite, nes, sakykime, jūs dabar atsisėsite, šiuo metu pirksite atostogas, greičiausiai užsisakysite kažkokią vietą, kuri, na, realybėj bus visai kitokia. Arba reiks primokėti papildomai, ar ne, už kažkokius servisus. Taip kad tokia situacija. Kalbant apie teismus ir visokius teisinius reikalus, irgi čia galima atnaujinti procesus, teikti apeliacijas, iš naujo bandyti išieškoti tai, kas jums priklauso pagal įstatymą. Tačiau primenu, kad tai gali veikti ir mūsų naudai, ir prieš mus. Nes neatmetama galimybė, kad jūsų priešai, oponentai atnaujins kokią nors bylą irgi prieš jus. Visada žiūrėkite, kokia yra pas jūs situacija. Na, sakykime, jeigu buvo bandymas užsiimti viešą veiklą, bet jūs to atsisakėte, dabar geras laikas prie to sugrįžti. Galite grįžti ne tik kažkur mokintis, bet ir patys galite grįžti prie kažkokių mokymų. Jeigu anksčiau tai darėte, bet dėl kažkokios priežasties apleidote savo kaip mokytojo karjerą. Tas pats pasakytina dar ir apie, sakykime, jeigu jūs turit kažkokį puslapį, ar ne, jeigu anksčiau pradėjote vesti kažkokį tinklaraštį, bet paskui praradote susidomėjimą, užvaldė kiti reikalai, dabar galite grįžti prie tokios viešos veiklos. Antrų bandymų galite pritraukti daugiau reikalingo jums dėmesio. Jeigu anksčiau kalbėjote su savo viršininkais dėl atlyginimo pakelimo arba paaukštinimo, bet jis pasakė, kad dar pagalvos apie tai, dabar galite vėl pasigrįžti ir paklausti, ar jau pagalvoju. Tiesiog gal jau sugalvojo kažką. Pasiūlymai jūsų gal kažkokie, kuriuos jau bandėte pateikti, dabar jie gali būti jau sėkmingi. Va, bet svarbių dokumentų pasirašymo klausimus vis dėlto stenkitės atidėti iki Merkurijaus išėjimo iš šitos retrogradinės fazės. Šauliai, jums retrogradinis Merkurijus irgi, kaip ir visus kitus, grąžins prie ankstesnių reikalų. Ir tai laikas, kai tikrai nereikia pradėti nieko visiškai naujo. Čia reikia taisyti klaidas, užbaigti iki galo neatliktus darbus arba pakartotinai grįžti prie procesų, kuriais jūs jau užsiėmėte, kad ir kadaise. Merkurijus bus retrogradinis jūsų 8-ajame būste. Tai viskas, kas susijęs su bendrais finansais, ištekliais, tarpusavio atsiskaitimais. Dėl to šiuo metu gali būti toks finansinio bendravimo su kitais žmonėmis arba organizacijomis peržiūrėjimus. Ir, na, tai gali būti kažkas susijęs su kardinaliomis permainomis jūsų gyvenime, su sveikata, su finansinėmis verslo temomis, svetimų pinigų, žodžiu, temomis. Žinoma, jokių būdų nerekomenduočiau šiuo laikotarpiu prisiimti naujų skolų.
em, tiek asmeniniam vartojimui, tiek verslo tikslams. Geriausias tokio tranzito išgyvenimas yra skolų grąžinimas. Pagal galimybes atsikratykite visų mm, įsipareigojimų, kurius esate skolingi, kuriais esate sukaustyti. Na, išimtis yra tik tie atvejai, kai anksčiau prašėte gauti kokį nors didelį kreditą, sakykime, verslui. Pageidautina, kad tai vis dėlto nebūtų vartojamasis, bet jums buvo atsakyta. Per retrogradinį Merkurijų galit pakartotinai pateikti tą paraišką ir gauti tą įsvajotą kreditą, kurio taip ilgai laukiate. Aštuntasis būstas tiesiogiai susijęs su sveikatos temomis. Jeigu turite lėtines ligas, senas traumas, kurioms reikia tokio ilgalaikio gydymo, pratęsimo, arba pradėjote gydymą, bet jį apleidote ir kažko iki galo neišgydėte, retrogradinio Merkurijaus metu galite šį gydymą atnaujinti ir grįžti prie terapijos. Netgi tinkamas laikas pašalinti operaciniu būdu kažką, jeigu vienintelė sąlyga, jeigu tas procesas buvo pradėtas anksčiau, bet jį atidėjo ar gydytojai, ar jūs patys. Ir, žodžiu, galima labai gerai panaudoti šį laikotarpį, perdaryti, atlikti pakartotinę operaciją, na, šalinti visokias ten ataugas nuo odos, ar nepradėjote, bet paskui sustojote ir dabar galite vėl prie to sugrįžti. Bet jeigu jums reikia daryti kažkokią operaciją šiuo laikotarpiu ir jos niekaip negalima atidėti, bet jūs niekada nieko panašaus nesate darę, pasikonsultuokit su astrologais, kurie konsultuoja medicininiais klausimais ir jie geriau įvertins visas galimas rizikas. Nes naujų tyrimų, naujų operacijų, naujų injekcijų, net ir susijusių su grožiu, nors tai atrodytų nedidelės procedūros, geriau nepradėti per retrogradinį Merkurijų. Palaukite, kol Merkurijus pereis į tiesioginę fazę, na, jis vis dėlto labai asmeninė yra planeta. Taip pat, na, sugrįš klausimai susiję su finansinėmis temomis, baudomis, mokesčiais, skolomis ir viską, kas pas jūs yra pakibę, nesumokėta, geriausia tvarkyti čia ir dabar. Kitaip vėliau šios problemos gali, na, stipriai išsipūsti ir tiesiog geriausias būdas dabar viso to atsikratyti. Kitaip visa tai tiesiog, na, gali pranešti apie save dideliu tokiu stipriu sukrečiančiu įvykiu. Pažiūrėkit, ką galima pabaigti, ką galima perdaryti, ką galima išmesti, ką galima parduoti. Va, ir tiesiog tai yra toks išsivalymo būstas, išvalymo visom prasmėm. Ir jeigu remontai, tai ir remontų, restauracijų temos iš tikrųjų. Vėlgi, jeigu sugrįžtate prie kažko, jeigu, taip sakykime, darot kažką kiekvienais metais, tai viskas gerai. Ir dar, jeigu sugrįšite pas buvusį meistrą, ar ne, bet naujų kažkokių rimtų remontų vis dėlto reikėtų vengti. Nes retrogradinis Merkurijus, su juo galima daryti viską, kas daroma reguliariai. Va. Jeigu pradėjote prieš tai tvarkyti kažkokius, ten, nežinau, garažus, rūsius, palėpes, bet užmetėt visą tai, ypatingai rūsius, tas požemius visus, tai irgi labai tinkamas laikas, kad tiesiog sugrįžti ir sutvarkyti. Jeigu sportavote, bet, na, užleidote, grįžkite prie sporto, labai tinkamas laikas. Jeigu norėjote parduoti naudotą daiktą, parduokite, nes pakeiskite skelbimą galbūt ištrinkite ir iš naujo įdėkite, peržiūrėkite kainą gal kažkokią, jeigu tai bandėte daryti. Va. Patys impulsyvių pirkinių nedarykite. Ir pirkti naudotus daiktus galima visiems čia, tačiau turėkite omeny, kad, na, retrogradinės
arba retrogradinio Merkurijaus arba netgi Veneros metu, e, dažnai labai tie pasiūlymai atrodo patrauklesni negu yra iš tikrųjų. Todėl visada būkite atsargūs, tikrinkite visą informaciją, kiek tik jūs galite ją a, patikrinti. Finansinio pobūdžio dokumentai, kuriuos pasirašote, vėlgi, jie neturi būti nauji. Pratęsti kažkokias sutartis galima, kurios jau buvo sudarytos anksčiau, galite su tais žmonėm, su kuriais jau buvote, sakykim, sudarinėję kažkokias sutartys, na, kaip, pavyzdžiui, seni tiekėjai prekių, seni klientai, tai su tais žmonėmis, su kuriais jūs jau buvote, dirbote, su jais galima, jokių naujų iniciatyvų. Ožiaragiai, nežiūrint to, kad pilnatis jūsų ženkle, pas jus retrogradinis Merkurijus temps jus prie santykių temos, prie 7-ojo būsto ir, na, grąžins prie visų tų ankstesnių reikalų susijusių su partnerystėmis. Gali būti keliami klausimai dėl bendravimo, bendradarbiavimo su jumis, su jums svarbiais žmonėmis. Tai laikas, kai galite susitikti su buvusiais partneriais, kažką aptarti. Gali grįžti klientai, kurie kadaise jau buvo jūsų klientai, dabar jie sugrįžtantys. Taip pat galite peržiūrėti bendradarbiavimą ir su kitais žmonėmis kažkokias sąlygas. Galite sugrįžti prie anksčiau kažkokių neįgyvendintų planų. Galite iš naujo su savo draugais, sakykime, aptarti kažkokią idėją. Darbuose šis laikotarpis tikrai gali atnešti ir vėlavimų, ir su dokumentų gavimais gali būti nesusipratimų ar ne. Jeigu, sakyčiau, prekių ir finansinių sumų gavimu iš partnerių irgi. Čia kažkokios temos gali būti grįžtančios. Taip pat gali būti susiję ne tik su santykiai tos aktualios temos, bet ir teisiniai dokumentai, socialiniai visi kažkokie pasiekimai, klientų aptarnavimai, konfliktai visi. Pirmiausiai, žinoma, 7-as būstas tai yra tokie asmeniniai santykiai. Tai iš tikrųjų nerekomenduojama per šį laikotarpį oficialiai registruoti santykių, nuspręsti kartu gyventi, jeigu tai pirmąkart toks sprendimas pribrendęs. Netinkamas laikas nutraukti santykius arba, na, nebent jau bandėte nutraukti, tai labai gerai apgalvojote, bandėte gal netgi taikytis, pamatėt, kad nieko neišeis, tai galutinį tašką labai gerai galima padėti, ar ne? Na, jeigu nusprendėte apsigyventi kartu ir galvojat, kad jūsų santykiai pereina į kitą lygį, atsargiai su šitu laikotarpiu irgi siūlyčiau pristabdyti, ar ne? Tai tokie santykiai, kurie gali būti nesantuokiniai, bet jau su atsakomybė. Pasistengkite neskubėti su tokiais sprendimais. Na, išimtis, kaip ir sakiau, kas buvo pradėta iš anksto, arba jeigu planuojate santuoką ir jos niekaip neįmanoma atidėti šiuo metu, na, tai tiesiog registruokite, bet turėkite omenyje, kad gali kilti problemų su dokumentais, nesusipratimų metrikacijos skyriuje, pavyzdžiui, nervų tampymo, vėlavimų ir dėl to tiktais tokios, vėlgi, koks poveikis čia kiekvienam labai skirtingai. Jeigu ruošitės tuoktis ir tai jau ne pirmas bandymas, tas prašymo pateikimas, kad santykiai būtų užregistruoti, tai daryti galima drąsiai, pagaliau užbaigsite procesą, prie kurio sugrįžtate ir perdarote. Jis jau buvo pradėtas anksčiau. Tas pats galioja ir skyryboms. Jeigu vis bandėt atidėlioti tą oficialią dalį, o dabar jau viskas pribrendo ir sprendimas yra galutinis, tai šiuo metu jūs galite ramiai tai sutvarkyti tuos dokumentus, bet tik tuo atveju, jeigu tikrai tai darėte prieš tai negalvoj, o oficialiai, jeigu taip, nes gali galvoti, aš jau daug metų apie tai galvoju ir neždaug. Galvoti čia nepakanka, čia reikia konkretaus veiksmo. Jeigu toks veiksmas jau buvo, bandymas tai padaryti, kartoti jį galima. Taip pat, na,
Vėlgi tas pats ir verslo partnerio, su verslo partneriais lygiai taip pat galima sudaryti sutartis, bet su buvusiais, peržiūrėti jas. O jeigu tai nauji partneriai, šitą laikotarpį reikėtų susilaikyti ir nepriiminėti jokių svarbių sprendimų. Taip pat tai priešų būstas gali sugrįžti kažkokie buvę jūsų priešai į jūsų akiratį. Am, Tai iš tikrųjų toksai, žinot, kaip sako, nesakysiu tos frazės, bet galbūt tai buvęs draugas, kuris pavirto priešu, ar ne? Ir gali būti aktualūs teisiniai reikalai. Nerekomenduojama inicijuoti jokių naujų teisinių aktų, pasirašyti naujų dokumentų, naujų sutarčių, ten, sakykime, pas jūs teismas, jūs su nauju advokatu susitarėt, nedarykite to 3 savaitės. Jeigu sugrįžtate pas kažkokį, viskas gerai ten. Tai va, nes visa tai paskui, aišku, galima bus sutaisyti, bet tai nusitęs, reikės perdaryti, keisti, taisyti ir tiesiog neverta. Gerai susisiekti su senais klientais. Jeigu ieškote partnerių ar tiekėjų, taip pat atkreipkite dėmesį į tos žmonės, su kuriais jau dirbote, bendravote ir aptarinėjote kažkokius klausimus. Jie gali sugrįžti į jūsų gyvenimą ir kartu galite padaryti labai gerų bendrų projektų. O jeigu norite ką nors susigrąžinti į savo gyvenimą, tai irgi gali būti toks laikas, kada ar stipri draugystė dėl kokios nors priežasties buvo nutrūkusi, retrogradinio Merkurijaus laikotarpis visą laiką labai tam tinkamas. Atkreipkite dėmesį, kad ar tikrai norėtumėt susigrąžinti. Galbūt tiesiog norite su kuo nors susitikti, nes kasdienybėje, nebeliko to laiko maloniam bendravimui. Galima susitaikyti su kažkuo, susigrąžinti, bet prisiminkite, kad galima atkurti ryšį su artimais žmonėmis, čia susitikti ir su mylima drauge, ir su senu draugu. Bet žinokite, kad, bandyti visą laiką verta, bet rezultatas vis tiek gali būti labai įvairus. Vandeniai birželio 29 dieną Merkurijus apsisuka į retrogradinį judėjimą ir jis tęsis iki Liepos 23. Jūsų kasdieninės rutinos, jūsų darbo srityje, 6 būste. Ir, tai iš tikrųjų sugrįžimas prie ankstesnių kažkokių procesų. Tai laikas, kai galima kažką perorganizuoti, įvesti tvarką savo namuose, buityje, rutinoje, peržiūrėti darbo klausimus, buities organizavimą arba sveiko gyvenimo būdo temas. Tai laikas, kai galima bandyti tvarkyti procesus, kurie pradėjo dėl vienų ar kitų priežasčių strigti. Galima pakartotinai kreiptis į tuos pačius meistrus arba specialistus, į kuriuos kadaise jau kreipėtės dėl tam tikrų prekių, paslaugų, dabar gali sugrįžti klientai, su kuriais kadaise bendradarbiavote, gali vėl atsirasti kažkoks darbo projektas, kuriuo anksčiau jau užsiėmėt. Ir, tai yra gera galimybė susidaryti reikalus, kurie pradėjo strigti. Tai yra ir trumpų kelionių dar sritis, kai tokių buitinių, kasdieninių maršrutų. Tai gali tapti tokiu laiku, kai važiuosite į kažkokias vietas, kuriuose jau lankėtės. Geras laikas pakartotinai remontuoti tam tikrus daiktus, objektus, pakartotinai remontuoti savo būstą, kažką pabaigti remonto, užbaigti galą arba kažką perdaryti. Tai vis dėlto pagrindinės temos per šitą laikotarpį bus susijusios su darbu, su verslu, su sveikata, naminiais gyvūnais ir gyvenimo būdu. Nerekomenduojama keisti darbo, išeiti iš darbo, pasirašyti naujų darbo dokumentų. Čia tik tais, kai grįžtate, galima tai daryti, kai grįžtate į darbo vietą, kurioje dirbote anksčiau. Taip pat dar galima
tai daryti, kai nusprendžiate iš naujo dirbti su žmogumi, su kuriuo jau dirbote. Galite pratęsti kažkokią darbinę sutartį. Tokius dokumentus galima. E, Aš jau daug kartų tai kartojau, ar ne, nes tai situacijos, kurios, na, kuri prasidėjo anksčiau, jos pratęsimas. Kas liečia sveikatą, greičiausiai, jeigu jūs kiekvienais metais atliekate kažkokią profilaktinius sveikatos patikrinimus, irgi tai darykite ramiai retrogradinio Merkurijaus metu, nes tai ciklas, tai retrogradinė jums situacija. Jeigu jau pradėjote kažkokį gydymo kursą, galite tęsti. Tas pats galioja visoms injekcijoms susijusioms su sveikata ir grožiu. Jeigu tai besitęsianti situacija, viskas gerai, bet jeigu reikia kažką perdaryti arba atlikti pakartotinę operaciją, visą tai irgi galima. Tačiau jeigu planuojat visiškai kažką svarbaus sveikatos klausimais, vis dėlto rekomenduočiau susilaikyti nuo to retrogradinio Merkurijaus, ar ne? Nes, na, naujų dalykų, na, kam bandyti, kam tampyti likimą už ūsų, ar ne? Gal pats Merkurijus didelės žalos ir neatneš, bet jis gali tuo metu sąveikauti su kokia nors Lilit, kuris sakys, pradėk ir paskui jums bus daug labai problemų. Labai geras laikas grįžti prie sveiko gyvenimo būdo, saikingo kažkokio fizinio aktyvumo, švaresnės mitybos. Na, žodžiu, bandyti iš naujo vėl, jeigu tai darėte anksčiau, įvesti tvarką ir kūne, ir išvis savo erdvėje. Tai remonto temos ir, na, jeigu pradėjot kažkokį remontą, bet jis pakibo, atsirado naujų aplinkybių, naujų galimybių per retrogradinį Merkurijų, jūs galite grįžti prie šio remonto ir jį užbaigti, bet tik tais nepradėkite jokių būdų, na, naujų. Jeigu jūsų dėmesio šio laikotarpiu gali pareikalauti ir jūsų gyvūnai naminiai, ir greičiausiai vėlgi pažiūrėkit, ar turi jūsų augintinis kažkokių problemų su sveikata. Ir jeigu svarbu atlikti reguliarią apžiūrą, galite nuvežti augintinį pas veterinarą. Jeigu jam reikia gydymo kurso, kuris, sakykime, turi lėtinę ligą, tiesiog atnaujinkite kažkokią terapiją ar gydymo metodą, kurį paskyrė gydantis gydytojas. Tai geras laikas susisiekti su senais darbo partneriais, senais kolegomis, paskambinti seniems klientams ir iš senų klientų dabar kai kartais galite daug geriau uždirbti. Galite pateikti gerą prekybinį išpardavimo pasiūlymą. Galbūt turite daiktų, buitinės technikos, baldų, kuriuos senai norėjote parduoti. Dabar galite jų atsikratyti. Net jeigu turėjote įdėti skelbimą, dabar tiesiog galite ištrinti seną, įdėti naują ir dabar galite iš naujo jį aktyvuoti ir iš jūsų gali greitai tai nupirkti. Ir gerai vykti į tas vietas, kuriuose jau buvote. Bet naujų su profesija, su darbu susijusių dokumentų pasirašymų, tiesiog didelių dėrybų su kažkokiais naujais potencialiais partneriais ar darbdaviais šiuo metu geriausiai yra vengti. Tik tais grįžti prie senų ryšių ir palaikyti esamus. Maždaug taip. Žuvys, jums retrogradinis Merkurijaus laikotarpis iki 23 Liepos, koks įdomus gaunasi pabaigai. Tai vyksta 5-ajame būste. Tai rodo, gali būti situacijos kažkokios neužbaigtos, sugrįžtančios, susijusios su jūsų vaikais, bet labai didelė tikimybė, kad tai palies jūsų asmeninio gyvenimo temas. Kai, žinot, jeigu ne žmogus sugrįžta, tai mes sugrįžtame prie tų minčių apie tam tikrą žmogų arba pradedam bandyti atkurti santykius. Tai laikas, kai galite sugrįžti prie kokio nors hobio savo, pomėgio, kūrybinio projekto. Kitaip tariant, tai
bet prie tų, kur buvo jau praeity. Pradėjot, gal ir patiko, gal ne, bet dėl įvairių priežasčių neužbaigėt, ar ne? Ir taip pat pokalbiai su jūsų mylimaisiais, kurie dėl vienų priežasčių liko taip ir nepasakyti, nesudėlioti visi taškai. Na, vis dėlto, aišku, tai palies kažkiek ir jeigu jūs turite verslą, ir asmeninį jūsų įvaizdį, bet vis dėlto tai asmeninio gyvenimo tema. Nerekomenduotina keisti savo įvaizdžio labai stipriai. Tai iš tikrųjų galioja tiek jūsų išvaizdai, tiek jeigu jūs turit savo kažkokius prekinius ženklus, jeigu esat verslo savininkas, tai, sakykim, turite kokią nors grožio įstaigą, tai galite dabar pasiūlyti išpardavimus. Labai gerai. Jeigu norite keisti įvaizdį, tai tiktai susigrąžinti ankstesnę plaukų spalvą, maksimum, ką galite padaryti, ankstesnę šukuoseną, arba grįžti prie to buvusio aprangos stiliaus, nes tai visai galima tai daryti, bet labai gerai sugrįžti prie geros taisyklingos mitybos, treniruočių, sporto, kažko, kuo užsiimat. Nes būtent grįždami dabar galite atvesti save į tą formą, kuri jums buvo labiausiai priimtina. Žinoma, nerekomenduočiau atlikti jokių didelių pirkinių. Na, vėlgi išimtis dideli išpardavimai, bet ir tada tai turi būti tie, kurie jau buvo suplanuoti. Jeigu jau senai kažką buvote savo suplanavę, o retrogradinio Merkurijaus metu atsirado didelė nuolaida, na, tai iš tikrųjų arba perkate, sakykime, naudotą daiktą. Tačiau visada patikrinkite, kas liečia tuos naudotus daiktus, nes čia reiktų šiek tiek atsargumo. Jeigu esat patys pardavėjai, kažką pardavinėjate, tai atkreipkite dėmesį į kur galite padaryti išpardavimų savo, sakykime, paslaugose ar prekėse. Jeigu pateiksite kokią nors įdomią akciją, galite uždirbti daugiau. Jeigu norėjote atnaujinti kažkokius santykius, nes 5. būstas vis dėlto tiesiogiai susijęs su meilės tema. Ir labai tinkamas laikas taikytis, atnaujinti santykius su žmogumi, kurio labai pasiilgote ir kuriam tikrai norėtumėt suteikti antrą šansą. Tačiau gali grįžti ir tie žmonės, kurių jūs nenorite, kad jie sugrįžtų. Bet žmonės iš praeities gali pajusti nostalgiją, parašyti jums žinutes, iš niekur nieko paspausti patiktuką prie jūsų nuotraukos, nors jau atrodo, kad ten sudegė tiltai. Bet atkreipkite dėmesį, kaip jūs viduje į tai sureaguosite. Va. Nerekomenduočiau impulsyviai suteikti tokio džiaugsmingo šanso jiems retrogradinio Merkurijaus metu. Geriau palaukti, kol Merkurijus išeis į tiesioginę fazę. Va, ir tada apgalvokit viską racionaliau. Jeigu ieškote santykių, eikite į pasimatymus, draugaukite, viskas gerai, bet venkite tokio suartėjimo. Ir bet kokie žodžiai šiuo metu gali būti tokie migloti. Vėliau pažiūrėsite į žmogų blaivesnėmis akimis, jeigu išvis galima kalbėti apie kažkokį blaivumą proto, kas liečia meilės santykius. Na, iš tikrųjų, jeigu planavote kažkokias didelės šventes, viskas gerai, viskas pavyks, bet jeigu dabar pradėsite kažkaip taip impulsyviai reaguoti naują šventę, gali atsirasti daugiau išlaidų, kažkokių trukdžių, klaidų, vėlavimų, išvis atsargiai. Tas pats ir su kelionėmis. Gali kažkas su rezervacija nepasitvirtinti, ar ne, atsirasti kažkokių keistų nesusipratimų. Tiesiog spontaniškai nepriimkite jokių sprendimų šiuo metu, palepinti, išleisti daug pinigų. Tai va, labai tinka važiuoti į vietas, kuriuose jau buvote anksčiau. Bet ir tai bus greičiausiai trikdžių, nes retrogradinis Merkurijus veikia visus.
tiesiog bus, greičiausiai vėlavimų, dar kažko ir žiūrėkite į tai kaip į nuotaiką ir stenkitės, juokaut. Va. E, Kas liečia vaikus, čia taip pat gali būti situacijų, kurias reikia kaip ir užbaigti, perdaryti, atkurti. Pavyzdžiui, vaikas sugrįžta į savo buvusį darželį, sakykim, ar į buvusią mokyklą, ar į stovyklą, kur jis važiuodavo visus metus, ar tiesiog užrašote į kažkokią veiklą, kuris kažkada lankė, nes tai buvo jo hobis ir paskui dėl kažkokių priežasčių tai buvo apleista. Prie savo asmeninio hobio galite sugrįžti, kurį pradėjot anksčiau, bet paskui atidėjote. Tai gali būti situacijos sugrįžtančios susijusios su sveikata. Jeigu jūsų vaikai turi kokių nors, na, tokių chroniškų lėtinių ligų, šiuo metu geriau labai tinka atlikti pakartotiną gydymo kursą arba profilaktinį patikrinimą. Taip sumažinsit tas savo rizikas, kad sugrįš tos visos ligos. Jeigu planuojate paleisti kokį nors projektą, naujo projekto nepaleiskite, jeigu ruošiate suteikti antrą gyvybę jau esančiam, tai yra tam tinkamas laikas. Taip, na, jeigu kažkaip susijęs jūsų gyvenimas su pasirodymais, su asmeninė kūryba, tai ir jūs vis dėlto planuojat išeiti į viešumą su kažkokia savo informacija, pasakoti kokią nors pasirinktą temą, bet kažkur išsigandot, nustojate tai daryti, dabar labai geras laikas grįžti ir iš naujo paleisti savo tą išėjimą į viešumą, nes aš taip lygiai ir padariau. Aš išlindau, paskui pasislėpiau ir būtent per retrogradinį Merkurijų vėl lygiai taip pat išlindau. Tik jis tada buvo liūtė ir jis ten darė labai tokias kilpas. Buvo visi rodikliai, kad man to atidėlioti tiesiog negalima. Tai štai toks ilgas pasakojimas apie retrogradinį Merkurijų. Aš tikiuosi, kad jūs pasinaudosite šitą informaciją, kad jums buvo įdomu. O mūsų dar laukia Jupiterio ingresija, kelionė į liūto ženklą, kuri mus veiks visus metus ir dar daugiau tokių svarbių temų. Ačiū, kad esate, ačiū, kad žiūrite ir pasirašykite. Man tai bus nepaprastai malonu, man tai bus labai motyvuojantis toksai aspektas. Bet kuriuo atveju aš vertinu visus jūsų komentarus, visus, kurie jūs esate čia, žiūrite, sugrįžtate. Jūs man esat visi labai svarbus ir aš nesakau viso gero, sakau iki labai greito. Iki.